Kol daugelis pasaulio futbolo rinktinių žaidžia draugiškų rungtynių maratoną ir ruošiasi arba pasaulio futbolo čempionatui arba artėjančiom žemyno atrankos varžyboms, Lietuvos rinktinė po vienų draugiškų rungtynių su Ukraina ilsisi. Prieš daugiau nei 10 metį Lietuvos rinktinė kvietėsi ir pinigus už rungtynes mokėjo tokios šalis kaip Brazilija, Argentina, Čilė. Tačiau dabar Lietuvos žaidėjų pajėgumą rinktinės treneriai galės stebėti tik per Baltijos lygos rungtynes. Ar ne per mažai, kai ne už kalnų atranką į 2012 Europos čempionatą? Tas naujas žaidėjų įvedimas reiškia sudėti, net ir tų, kurie jau anksčiau žaidžia ir jau žaidžia, tarkim, N metų, kaip toks Šemberas, reiškia, ten Danilevičius ar Stankevičius, nežiūrint į tai, vis tiek jie turi surasti tą bendrą kalbą su tais naujais žmonėmis ir jie turi įžaisti arba prižaisti tą rinktinę iki tokio lygio, kad jie vienas kitą suprastų. Ir matyt, kalbant apie tai, reikėtų kalbėti, vėlgi sugrįžti tą patį, kad reikalingos tos draugiškos varžybos, niekur mes nesidėsim. Dabar pagrindinė rinktinės užduotis laimėti Baltijos taurės turnyrą, tačiau ir jame rinktinė žais nepagrindinės sudėties. Dar pernai rinktinės aprangą vilkėjęs Tomas Ražanauskas įsitikinęs, kad tiek rungtynių naujajam treneriui aiškiai yra per maža. Jam reikėtų gal reikalauti pačiam tų daugiau draugiškų varžybų, kad pamatyt kuo daugiau žaidėjų. Čia vienareikšmiškai. Norėdavai ir traumuotas būdavai kaip kada ir vis tiek norėdavai pabūti su, kurie žaidžia užsienį futbolistai, pamatyti, pasikalbėti, kaip jiems sekasi. Taip, kad visada, kai galima sakyti, jeigu kaip galima įsireikšti, raudavai į rinktinę. Kaip jau įprasta, Lietuvos rinktiniai žaidimą gerinti teks tada, kai reikės pergalių. O pergalės reikalingos norint pasiekti Lietuvos futbolo federacijos iškeltą tikslą – patekti 2012 metų žemyno pirmenybes.